Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD11 – automobilio priežiūra tavo rankose. Labas rytas, bičiuliai. Šiandien mes kalbėsime apie elektrą ir šiandien turime dar vieną įdomų modelį, rečiau Lietuvos keliuose sustinkamą modelį, tai jisai vadinasi MG. Nusipirkat kokį Lamborghini Urus ir ne taip džiugu, kai gatvėje pamatai dar vieną tokį pat Lamborghini Urus. Bet įsigijus MG EHS yra didelė tikimybė, kad antro gatvėje greitų metų galbūt tokio nesutiksite. O galbūt kaip tik jie užplus mūsų rinką ir jų bus daugiau negu, pavyzdžiui, kokių Toyota Auri mūsų gatvėse. Mes turėjom kelis, man atrodo, MG, bet crossoverį turėjom vieną, tai buvo MG ZS modelis ir šiandien turime įkraunamą hybridą, jau netikrą elektromobilį ir įdomu, kad MG šiuo atveju EHS dėl to, kad turime įkraunamą hybridą, yra, jeigu neklystu, didžiausias MG modelis. Ir tai yra modelis, su kuriuo MG nusiteikia šturmuoti Europą. Kodėl taip sakai? Nes jis savo segmente, tai yra C lygio crossoveriai, yra patraukliausias modelis savo kainą. Žinai, su kuo aš labiausiai norėčiau lyginti šį modelį? Su Lynk & Co. Nusimovė pirštinį ir metė MG Lynk & Co ir pažiūrėsim, ar jisai gali būti. Ne tik MG, jis metė tam pačiam Sportage'ui įkraunamam hybridui, Volvo įkraunamiem hybridam, Tiguanui įkraunamam hybridui. Labai daug modelių jis metė pirštinę, bet jis žino, kad vienoje vietoje jis tikrai prieš visus šitus modelius pirmauja, tai yra šio automobilio kaina. Jo, šita pirštinė šiek tiek pigesnė. Šita pirštinė šiek tiek pigesnė, taip. Bet mes to ir tikimės iš kiniečių gamintojų. Šiandien turime 22 metų gamybos automobilis, buvo pirktas naudotas ir jeigu neklystu, kainavo ar tai 20 ar tai 22 tūkstančius eurų. Naujas toks modelis 22 metais kainavo apie 28 ar tai 29 tūkstančius eurų. Bet jau išėjo šio automobilio atnaujinimas ir naujausias MG EHS jau kainuoja nuo maždaug 35-36 tūkstančių eurų. Čia priklausomai nuo rinkos. Tai jau kainytė paaugo. Bet vis tiek jis išlieka pigiausių arba bent jau vienu pigiausių įkraunamų hybridų rinkoje. Tai man, žinai, kaip iškart pasakai, pirko naudotą, man iš karto spėk papaminkas. Kad Car Vertical reikia patikrinti perkant. Blogiausia yra, kai automobilio Car Vertical nepatikrinat, jį įsigijat, o po to pamatot, kad jis ten suvirintas iš 4 automobilių. Tai dėl to neverta apsigauti, o labai sveikai rekomenduotina automobilį prieš perkant patikrinti Car Vertical. O dar labai gerai, kad pirkdami Car Vertical ataskaitas, jūs galite pasinaudoti nuolaidos kodu GAZAS dugnas ir šitaip ne tik gausite 20% nuolaidą ataskaitoms, bet ir prisidėsit prie mūsų kūriamo turinio. O mes to tarpu perėsim prie automobilio išvaizdos ir pasakysim. Šiaip automobilis atrodo kokybiškai, patraukliai, nieko čia per daug dviračio neišrasta, kaip ir visi kinų gamintojai, jis iš skirtingų pusių vis primena kažkokį tai modelį. Man iš priekio Mazda, iš galo lyg BMW. Lyg BMW, žibintai galiniai lyg į Mercedesą, bet tikrai sunku prie jo kabintis. Kadangi jau pradėjom kalbėti apie Lynk & Co, su šio automobiliu yra viena problema, lyginant su Lynk & Co. Kadangi Lynk & Co iš esmės yra Volvo, kuri taip pat priklauso kinams, Lynk & Co galima aptarnauti Lietuvoje, Volvo salonuose. Su MG kol kas yra problema ta, kad vakarų Europoje jau yra nemažai šio gamintojo atstovybių, bet Lietuvoje dar jų nėra ir aš nelabai noriu tikėti, kad greitų metų jos atsiras. Ir jeigu norite šį automobilį aptarnauti, turėsite važiuoti, pavyzdžiui, į Vokietiją. Bet savininkas pasakė įdomų dalyką, kad techninį aptarnavimą šiam automobiliui galima atlikti ir neautorizuotam autoservise, bet tada susidarėm su problemomis, kad nėra dalių, nes dalių gauti jam sudėtinga, nes reikia užsakinėti iš kitų šalių. Wow! Atsidarome automobilio priekinį gaubtą ir čia randame daug oranžinių laidų. Čia po kapotu turime 1,5 litro benzininį agregatą su turbina, kuris turi tiesioginį purškimą. Variklis nėra pasiskolintas iš jokio kito mums geriau žinomo gamintojo. Šis variklis yra sukurtas būtent kinų ir man labai įdomus dalykas, kad skaičiausi šiek tiek apie šitą variklį ir gamintojas labai norėjo paminėti vieną dalyką, kad čia turim tiesioginį... Kiek dalykų? Vieną.
Čia turime tiesioginį purškimą ir kinai sugalvojo tokį paprastą elementarų sprendimą ir kuro purkštukus pastatė ant nedidelių demperių, kurie mažina purkštukų vibracijas. Laukit, atsiprašau, parodykit ant kokio dydžio. Ant nedidelių demperių, kurie mažina kuro sistemos vibracijas ir šitaip variklis dirba švelniau. Gal reikia atsinešti traktelį ir pasižiūrėti. Sardom, pažiūrėsim, kaip čia kas vyksta. Kur čia tie kuro purkštukai? Kur tie demperiai? Kur čia tie purkštukai? Palauk, paieškosiu aš jų. Kadangi gamintojas rašė, tai demperiai tikrai yra. Variklis pats iš savęs, benzininis variklis, turi apie 160 arklio galių ir jam padeda elektros motoras, kuris turi apie 120 arklio galių. Bet kaip visada, kai turime hibridinį variantą, abiejų motorų arklio galios nesisumuoja ir bendra maksimali automobilio galia yra apie 255 arklio galios. Bet labai įdomi šio automobilio transmisija. Gamintojas rašo, kad šis automobilis turi 10 pakopų automatinę pavarų dėžę, bet tai yra tiesa iš dalies, nes benzininis variklis naudoja 6 pavaras, o elektros motoras naudoja 4 pavaras. Tai reiškia, kad elektros motoras atskirai turi 4 pavaras ir benzininis variklis turi atskirai 6 pavaras. Paulius juokiasi, nes čia turbūt labai sudėtingai paaiškina labai paprastą dalyką, kaip aš mėgstu. Tai šitaip, transmisijos visos pakopos sumuojasi ir turim 10 pavarų. Dar svarbiausias kiekvieno įkraunamo hibrido elementas yra jo baterija. Tai šis automobilis turi 16,6 kWh talpos bateriją. Nemažai. Neblogai, šiem laikam jau yra gerai. Persėdau į 3 serijos BMW, konkrečiau į E90 modelį ir atsisėdau į šį automobilį ne šiaip sau, nes turime didelę naujieną. Pagaliau OBD11 diagnostinis prietaisas, Lietuvoje sukurtas diagnostinis prietaisas, gali įjungti ar išjungti paslėptas E serijos BMW funkcijas. Tai reiškia, kad veikia vieno paspaudimo aplikacijose. O dabar sėdžiu šiame BMW, nes noriu įjungti vieną funkciją, kurios labai pasigenda šio automobilio vairuotojas. Užrakinus šį automobilį, neužsilenkia jo veidrodėliai, bet prisijungus su OBD11 diagnostika mes matom, kad vieno paspaudimo aplikacijose galiu įjungti šią funkciją ir gyvenimas su šio BMW bus komfortiškesnis. Jeigu norite įsigyti savo tokį prietaisą, tai galite padaryti obd11.com elektroninėje parduotuvėje ir neužmirškite pasinaudoti nuolaidos kodu GAZAS dugnas ir šitai prietaisą įsigysite su 10% nuolaida. Štai ir mes automobilio salione. Viskas kaip ir pagal visas šiuolaikinės taisyklės. Bet žinai, kas yra, man kaip šitas automobilis iš išvaizdos toks yra apie kaip ir nieką, bet vidus, žinok, mane žiauriai nustebino. Žinai, kas labai man patiko, kad jis ganėtinai minimalistinis, va čia tie mygtukai labai gerai taisyti, bet mygtukai fiziniai mygtukai, o ne tas skrynas. Sėdynės baisiai geros. Elektra ne pas tave, pas man irgi elektra valdoma sėdynė. Bet, pažiūrėjau, šitos putimo angos, kokios kaip iš Mercedes. Grinai, pažiūrėk, pajudėm su kapštą. Nu jo, grinai, visiškai. Jo, ir mes turime įvairiaus grafikos. Jeigu mes, Žiūrėk, Ambilight turim, grafika tikrai gera. Šiaip, žinok, mane labai nustebino šito saliono vidus. Bet jeigu mes sakom, kad viskas yra labai gerai, taip tikrai nėra. Nes man pirmas dalykas, norisi spausti šitus mygtukus. Man irgi norisi, bet jie turi po apačią fizinius mygtukus. Šiaip fiziniai mygtukai yra gerai, čia įpratimo reikalas. Ir turime ir touchscreeną, bet žinokit... Iškart. O, dabar ką čia pasakyti? Galiu pasakyti iškart vieną dalyką, kuris man nepatiko šį automobilį vairuojant. Aš norėjau pasireguliuoti temperatūrą, ne? Turim fizinius mygtukus. Fizinis mygtukas, kuris yra surištas su klimatroniko valdymu, padaro tik tai vieną dalyką. Įjungia, taip. Tik įjungia ant ekrano klimatroniko valdymą. Temperatūrą aš turiu valdyti ant ekrano. Noriu dar daryti to mygtuku. Temperatūros reguliavimas galėjo būti. Labai patogu, kai temperatūrą gali reguliuoti neįdamas kažkur į atskirą meniu punktą. Bet čia net mokslininkai rodė, žinai? Mokslininkai rodė, taip. Įvairių portalų mokslininkai rodė, kad daug patogiau, kai temperatūrą galite reguliuoti iš karto fiziniu mygtuku, o ne yra fizinis mygtukas, kuris tik tai nukreipia jūs į ekranį į meniu. Taip pat irgi. Žinokit, mes veikiam Toyota, kuri buvo mūsų blogų kamerų etalonas, tai mes dabar turime naują lyderį ir tai yra
MG. Čia Yra 360 laipsnių kamera. Važiuojant, jum tiek šonus rodo, tiek aklas zonas, prieki galą gali žiūrėti, bet pati kamerų grafika tai yra tragedija. Smagu, kad turi 360 kamerą, bet grafika tai 15 metų senumo. Ne, aš vakar žiūrėjau filmą apie Hitlerį, nespalvotą. Žinai, kaip filmuoda senom kamerom. Ja. Tai va čia man toks pats vaizdas. Kaip žiūrėtumėt maždaug antro pasaulinio karo filmus, tai kamera yra maždaug tokio lygio. Nu, grinai pažiūrėk. Kaip ir spalvota, bet nelabai. Taigi atvažiavom į mokamą parkavimo aikštelę, bent jau čia mūsų nervas nepaėmė, nes mes turime Car One programėlę, kur pažymėtos visos zonos, pažymėta, kur galite pasikrauti automobilį, nespecialiai paieškojau, kur aplinkui artimiausia įkrovimo stotelė. Taip, su Car One aplikacija galite susirasti artimiausią įkrovimo stotelę, galite susimokėti už parkingą Kaune, Vilniuje arba Klaipėdoj. Zonos pažymėtos. Taip, zonos netgi pažymėtos. Ir svarbiausia, kad į šią aplikaciją galite prisidėti visus automobilius, kiek turite, ir juos ten prižiūrėti. Pasitikrinti tiek apžiūros būklę, apsidrausti, jeigu reikia, nes matot savo draudimo būklę. Teisų galiojimą galite pasitikrinti. Nemokama aplikacija tiek iPhone'am, tiek Android'am, padedanti prižiūrėti visus jūsų automobilius ir nuimanti nuo jūsų šiek tiek galvos skausmo, kai nereikia ieškoti dokumentų kur nors namie numestų, po stalu, stalčiui, dėtuviai kažkur, nes viską mato aplikacijų. Svarbiausia, nemokamai. Sėdami į automobilio galą. Žinai kas, palauk. Aš kažką noriu pasakyti. Aš dar nežinau ką, bet noriu. Pasakyk. Šio automobilio ratų bazė yra beveik tokia pat kaip Kia Sportage, tai reiškia, kad ir vietos galė, žinau, panašiai turim. Ne, Sportage yra tikrai daugiau, bet čia yra... Aš ką norėjau tau pasakyti prieš tau įlipant. Tu sakai, kad čia yra didžiausias MG, jisai turi tokių konkurentų labai stiprių ir štai, man atrodo, konkurencija šitoje klasėje yra pati didžiausia. Taip. Bet šiaip vietos, žinok, aš tikrai nesiskundžiu. Aš nustebau. Pirmas dalykas, mes turim labai masyvias priekinės sėdynės. Bet čia gurdai padaryta, va kojom išėmimai. Nu, ar tu taip laikysi kojas? Nelaikysi. Bet šiaip gerai. Vietos yra, žinokit, gerai. Man labai patinka sėdynės. Man jos yra minkštos, komfortiškos. Ir čia iš visos čia sėdi, žiūrėk, kaip sportiniam automobilį. Aha. Kažkodėl man vidus visiškai kol kas nedėra su išorė. Ir nesakykit, kad jums neprimena Mercedes ar BMW X1. Nu, kažką iš visų pusių šitas automobilis primena. Bagažinė nėra super įspūdinga. Bet neužmirškime, kad tai yra įkraunamas hybridas, kurio baterijų blokas stovi bagažinėje. Tai natūralu, kad ir bagažinės turis nebus įspūdingas, jeigu neklystu apie 450 litrų. Bet aš galvau, kad bus dar blogiau. Bet aš irgi galvau, kad bus blogiau, bet šiaip automobilis yra talpesnis. Bagažinė aš įsivaizdavau šiek tiek didesnė, galbūt mane tai nuvylė. Kažkaip didesnė. Aš tai žinau geriau už tai, kad mes turim vietos galia daugiau negu didesnė. Nu, bet čia vat ir yra, ko jums reikia, ar daugiau vietos galia, ar daugiau bagažinės. Aš nesuprantu, tai ką jums negalėjo prailginti iki čia. Nu? Kodėl, pavyzdžiui? Nors jiems sunku buvo šiek tiek prailginti. Gerai, mes dabar išvykstame iš aikštelės ir nežinau, man manevruojant, atrodo didelis automobilis, priekis ilgas, toksai atrodo masyvus automobilis. Bet visgi aš sakau, kaip man šito automobilio išvaizda yra tokia apie nieką, tai man vidus labai patinka. Ekranas yra tik tai šita silpnoji vieta. Centrinis multimedijos ekranas, bet prietaisų skydelis tai labai geras. Puikus ir čia turim tą tokius rėmus, torus, senovinius, labai gadina visą bendrą vaizdą. Man Toyota primena. Mačiau, kad čia yra režimų nustatymas. Yra EV mygtukas ir dabar įsijungiam, mes važiuojam elektrą. Puikiai, viskas gerai. Mieste manevruoti ir galios užtenka. Nelabai užtenka, bet yra kaip yra. Tai 120 arklių, ką tu nori? 120 arklių tai nėra mažai. Dabar mes turime 74% baterijos, rodo, kad galime nuvažiuoti 38 km. Tai jeigu pridėsime 25, tai padalinta iš 3, grubiai sakant, būtų apie 50 km. Savininkas sakė, tokio oro nuvažiuoja 50. 50 km. Tai daug. Kaip loginui už tokią kainą... Crossoverį dar turėjo omeny. Specialiai parinksiu šulinių. Normaliai. Negaliu sakyti, kad jisai labai kietas. Standokas. Aš visą laiką mėgstu vertinti automobilius pagal tai, kiek kainuoja. Ir kaip automobilis kainuoja ten 20 kelis tūkstančius eurų, laginas, apynaujas, nu negali iš jo tikėtis, kad jisai rodys stebuklus. Bet šitas automobilis, kaip už tokią kainą, jisai viską daro labai gerai. Ir jeigu sakytų, dabar tau reikėtų važinėti su šito automobiliu kasdieną, aš sakyčiau, okei. Per daug, nu gal šiek tiek ten pasispyriočiau,
vien dėl to, kad čia kažkoksai nėra prestižinis brandas, bet aš manau, kad jisai mieste 50 km gali važinėti, jis nėra per daug kietas, jis viską daro gerai. Neturiu jam priekaištų ir net nežinau, čia dabar jau prie ko čia labai kabinėtis. Aš kaip ir Paulius pagirsiu prietaisų skydelį. Superinis, graži grafika, gali daug pasireguliuoti visko, ką nori matyti. Tik tai man vienas labai įdomus meniu pasirodė, tai yra padangų slėgio monitorius, kurį įsijungiu ir per centrą man rodo. Ir čia matau ne tik padangų slėgį, bet ir padangų temperatūrą. Man čia toks žaisliukas. Praktinės naudos matyti padangų temperatūrą į normaliam kasdieniam automobilį, čia ne kažkoks sportinis bolidas, su kuriuo į trasą važiuojam. Tai yra visiškai nereikalinga funkcija. Bet dabar pasakyk, mes nematėm nei vieną modelį. Nemačiau dar tai, bet žinai kas, bet žaisliukas, bet įdomus, nes važiuoju ir aš matau, kiek kylant padangų temperatūrai, kyla padangų slėgis. Dar įdomus dalykas, kad šis automobilis neturi režimų. Tiksliau turi 2 režimus. Nes mes įpratę automobilę susirasti kokį nors komfortą, sportą, eko, normal. O čia mes turim iš esmės 2 režimus. Tai yra pilnai hybridinis režimas, kai automobilis pats nusprendžia, kada užkurti vidaus degimo variklį, ir EV mode, kai mes važiuojam tik elektrą. Pala, koksai mode? EV. EV. EV, sakyk normaliai. Gerai, ką tu čia nori pavaidinti, aš nesuprantu. Aš kažkam bandau įrodyti. EV? Bet net tau nesugebėjau įrodyti. Kalbėk normaliai. Taip, tai jungiu EV ir važiuoju tik elektra. Aš prie jo važiavimo nelabai kažką turiu ką prikiptis. Savo pinigus atidirba 130%. Bet dar turime papildomų nustatymų hibridiniam režimui. Tai einam per tą erzinantį meniu. Pažiūrėk, ką tos kameros čia rodo. Ką dabar aš čia turėčiau matyti? Tau rodo, ką tu matai, kurie kamera. Tau čia rodo, kurie kamera rodo, tu čia matai, ką rodo. Aš matau, bet vaizdelis baisiai liūdnas. Į asfaltą rodo. Labai liūdnas. Ir dar hybridinis režimas turi atskirus nustatymus. Tai yra battery level control. Tai yra baterijos lygio palaikymas. Tai reiškia, kad aš galiu pasirinkti dar papildomai, kiek iš noriu naudoti automobilio baterijos. Ar vidutiniškai, ar išlaikyti kuo didesnį baterijos lygį. Tai reiškia, kad vidaus degimo variklį užkurs dažniau. Šiaip vidaus degimo variklis krauna bateriją, normalu. One pedal drive ar net kažko panašaus į one pedal drive jisai neturi, bet aišku, stojant, automobilis vis tiek bateriją šiek tiek krauna. Ir charge režimo automobilis neturi, tai reiškia, kad jeigu norite priverstinai pakrauti bateriją vidaus degimo varikliu, tai jis šitos funkcijos neturi. Bet vėl, jau nekartą esame minėję, kad važiuojant krauti įkraunamo hibrido bateriją vidaus degimo varikliu yra nelabai logiška, nes per daug tiesiog kuro sunaudojama. Vis tiek tikslingiausia įkraunamo hibrido bateriją yra krauti namie iš elektros lizdo. Elektros pakrovimo stotelė, tiksliau pakrovimo laidas, kurį gauname kartu su automobiliu, krauna automobilį 3,7 kW galia iš įprastinio elektros tinklo. Tai pilnai bateriją pakrausime, jeigu baterija išsikrovus ir pilnai norime pakrauti iki 100%, tai bateriją pakrausime per 4,5 valandos, o pakrovimo stotelę turėti netikslinga, nes automobilis didesnės negu 3,7 kW krovimo galios tiesiog nepriima. Šiaip pagal kainą jis atidirba gerai. Pasižiūrėk, turime odinį saloną, neaišku kiek ta oda tikra, bet vis tiek odinis salonas, elektra valdomos sėdynės, elektrinis bagažinės dangtis, 360 kameros, turime juostų palaikymą, visus įmanomus įspėjimus, automatinį stabdymą, jeigu atsiras kliūtis priekyje, šiaip, visas sistemas, kiek šiuolaikinėme automobilyje mes tikėtumėmės rasti, jisai turi ir kas svarbiausia, už nedidelę kainą. Bet ko jis neturi, tai va, kaip Paulius sakė, jis neturi jokio rimtesnio mum Europui žinomo gamintojo savo užnugaryje. Dėl to, aš manau, daugelis pirkėjų bijo tokių automobilių kaip MG, bent jau Europoje. Nes neaišku, kokia bus išliekamoji vertė šio automobilio, neaišku, kas nutiks, jeigu prireiks kažkokio rimtesnio remonto, kaip bus su dalių tiekimu, kad ir tą patį kėbulą apdaužysime.
jau automobilio remontas užtruks ilgiau. Nesvarbu, kad jums draudimas kompensuos, jeigu turite kasko arba ne jūs kaltas tame įvykyje, bet vis tiek jau be automobilio teks pagyventi ilgiau, nes dalių jam reikės paieškoti ir tas dalių tiekimas užtruks. Paulius labai gerą dalyką paminėjo. Užsikūręs variklis nesigirdi. Mes tikrai esame bandę ne vieną įkraunamą hybridą, tarp kitko ir Toyota, daug galingesnė Toyota, ženkliai brangesnė Toyota, kuri erzina užsikūrusio variklio garsu. O čia variklis dirba labai švelniai, čia turbūt į dempferį padeda, purkštuku. Bet šiaip iš tikrųjų mes vidaus degimo variklio beveik negirdime. Dabar žiūrėk, važiuoju ir užminsiu gazą iki dugno. Stabdyk. Aš beveik negirdžiu automobilio variklio. Šitą geras dalykas. Daug brangesnių automobilių turi erzinančius vidaus degimo variklius įkraunamuose hybriduose. Čia to nėra, aš variklio beveik negirdžiu. Ir šiaip dar pamiršau paminėti, kad kaip hibridinė pavara, tai automobilis tikrai veikia sklandžiai. Bet ko labai pasigėdau, tai gaila, kad jis neturi normalaus one pedal drive. Įdomus modelis, net nežinau, vertindami mes pakalbėsime plačiau, primenam, kad vertinimą pristato Moberė, nebūtina pirkti automobilio, kad važinėt galima tiesiog išsinuomoti ir nesukti galvos ir važinėti ir eksploatuoti. Visa automobilio priežiūra už jūs pasirūpins Moberė. O apie šį automobilį galiu pasakyti taip. Pasakyk, ką? Viską jisai daro gerai, bet jis turi vieną didelę problemą, tai ženkliuką. Aš nežinau, aš nesu brandų toksai vaikytojas, aš pasakysiu dabar perinam prie išvaizdos. Man šito automobilio išvaizda yra pati silpniausia jo pusė. Viskas kaip ir gerai, bet kažko trūksta. Nu visiškai jisai neturi jokio stiliaus, jisai neturi kažkokio charakterio, kaip tas pats Lincoln Co. Jisai vis tiek specifinis tokį turi. Tai aš jam žinok už išvaizdą duodu 6. Aš 7. Bet vidus yra jau kitas reikalas. Aš vidu iš viso, jeigu šiek tiek tas laginantis meniu, aš už jį numušu. Nėra jau tai blogai. Bet numušu baliuką vis tiek. Bet šiaip vidus mane nustebino labai gerąją prasme, aš duodu 9. Gerai, už tokią kainą 9. Važiuoja man jisai... Žinai kas, aš norėjau duoti 10, bet prisiminiau, kad Lincoln Co man kažkaip smagesnis jisai buvo. Aišku, ir brangesnis automobilis. Bet jisai ir važiuoja elektra neblogai, neblogą atstumą, ta prasme. Mane labai nustebino, kad aš beveik negirdžiu vidaus degimo variklio. Jisai viską daro gerai. Bet vis tiek duosiu 9. 9, tikrai 9 už tokią kainą. O kainytė šito automobilio yra stiprioji pusė. Pagal tai, kiek įrangos ir kiek visko pasiūlo lyginant su konkurentais, tai jis tiesiog... Nu, nenoriu sakyti, kad spardo, bet stumdo gulinčius. Aš taip iš apsisukimų. Čia, žinok, automobilių rinkos Žanas Klodas Van Damas šiaip. Taip, jisai vadinamas Kinija. Taip vadinam. Duodam 10. 10 irgi duodam 10. Bet iš tikrųjų čia visiškai nesvarbu. Mūsų balai yra nesvarbu, nes svarbiausia yra mūsų žiūrovų balai. Tai yra jūsų balai, kuriuos jūs galite atiduoti pas mus Instagrame, Gazas Dugnas TV. Ir jam balas atitenka iš jūsų štai toks. Va toks. Ir dabar kur buvęs, kur nebuvęs. Iš tikrųjų, tai jis visur buvęs. Gedas yra visur. Bet aš įdomu labai faktą sužinojau, aš net man kažkaip išmetė, Gedas turi savo fanų klubą pasirodo. Ne? Geras. Aš irgi nežinojau, bet ten pasirodo yra virš milijono. Aš mačiau, kad Gedas neseniai lankėsi Dubline ir visi bilietai buvo išpirkti. Įdomu, kad niekas tų bilietų nepardavinėjo, bet vis tiek visus išpirko. Ten arenoje jisai darė pasirodymą. Ne, jis nedarė, va tas ir įdomu. Gedas buvo Dubline ir iškart visi išpirko arenos bilietus. Taip, bet Gedas netėjo. Bet vis tiek visi liko patenkinti. Taip, nes vien dėl to, kad, Vien dėl to, kad galėjo nusipirkti bilietą. Gedas, pavyzdžiui, šiuo metu atostogauja MG gamykloj Kinijoje. Jo. Tiesiog nuvažiavo, žinai, kur surinkimo linija būna ta visa robotų, jis ten palapinę pasistatė. Pavyzdžiui, MG, tai ką tu galvoji, ką reiškia? Mano Gedas. Taip, tai čia pagaliau mes įsiaiškinom, kas yra MG. Ir Gediminas suskaičiavęs balus šiam modeliui gavo galutinį įvertinimą štai tokį. Tada! Ačiū visiems, kad buvote šį pusvalanduką, tikiuosi nesušalot ir susitiksim bet kada pas mus Instagrame, TikTok'e, YouTube'e, ten pamatysite apskritai video, ten tokių kitokių ir užsukite pas mus bet kada. O prie televizijos ekranų mes susitiksime kaip visada. Savaitgaliais, nes mes žinome, ką jūs veikiate savaitgaliais. Tiek šeštadienį, tiek sekmadienį žiūrite Abu Gazus 10:30 per TV6. Ačiū visiems ir iki kitų kartų. Iki. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD11 automobilio priežiūra tavo rankose.